Va, turim reikaliukų galės treniruočių. Taip jau kartais pas mumis būna. Gavosi, kad čeisinau ir lydą darydamas driveris ant pasistatymo spinint pradėjo. Tai bandydamas išvengti, apsisukau ir laikiausi į padangas. Tai šiaip viskas gerai, patvarė sutaisoma, tai toj kolektyvas prikels ir tada bus pertrauka, briefingas ir top 32. Tikėkime, kad viskas gerai, nes buvo kontaktas ir tada galu į sieną. Tai va, nežinau, kažkaip. Top 32 kovoje gavau bairaną dėl to, kad visi besišildydamas numontavo vieną ratą, pasikeitė tą vieną ratą, nes pasirodo čia galima ir tada numontavo antrą ratą. Tai taisyklėse yra taip, kad nesvarbu kuriuo metu, jeigu tu numontuoji padangą, tu su tuo ratu gali daryti, ką nori. Tai vadinasi, gali uždėti naują padangą, gali nuleisti slėgį mažiau ant vieno rato. Tai gali nutikti pirmų važiavimų finišė ir tu gali pasiėmęs 5 minutės tą padaryti. Jeigu turi 5 minutės. Tai va, tokia yra taisyklė. Tai jisai vieną kartą turėjo 5 minutės, tai vieną kartą ir galėjo pasikeisti. O antrą kartą nebegalėjo ir to pasekoje gavom bairaną. Pasitestavau mašiną, tai kaip ir viskas gerai, bet kolektyvas dar rado niuansų, tai tvarko ir bandysim kovoti su Kailį top 16.
Charlie Kylie in 3, 2, 1, let's go! شوفه لا كايلي اوت لا 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 حق الصبة ايوه شفت حق الصبة حق لا كايلي 3 2 1 let's go Just like that. You got Compton's most wanted, on Miami's most wanted mixtape, bitch. Hey yo, where my nigga Fred for making it a band at, man? My nigga Trick Daddy, man. I love that new South shit. Just like that. Niggas looking for. Nu ką, padariau ką galėjau, bet šį kartą pralošėm vėl top 16. Kodėl teisėjų toks vertinimas, negaliu turbūt ir aš į šitą klausimą atsakyti. Vienas galbūt dalykas tai yra, kad šiek tiek buvau už linijos ir jie nusprendė, kad aš sutrukdžiau jam ir to pasekoje jisai įslydo iš trasos. Bet realiai ten jisai tiesiog per greitai pasistatė ir išslydo, nes net trajektorija, matote, kad jau biškai kitokia buvo, to pasekoje jis išslydo. Kitas variantas, ką girdėjau iš žmonių, tai galbūt dėl to, kadangi pas mane dūmai neparūko pasistačius ir jie nusprendė, kad aš neatsidariau. Nors teoriškai, net ne teoriškai, o iš tikrųjų aš atsidariau ir greičiausiai, kadangi ratas buvo ant baltos linijos, tiesiog tie dūmai atsirado vėliau. Tai va, nežinau. Noriu pakalbėti su teisėjais, dabar nesigauna, nes jie yra bokštelyje, bet po varžybų pašnekėti ir tiesiog paklausti, kaip jie tai nusprendė ir dėl ko, kad pačiam susidėlioti mintis prieš trečią etapą, nes, liko daug žmonių nesupratę, lygiai taip pat ir mes ir aš, yra kaip yra. Ačiū visiems palaikytams, komandai, šeimai, partneriams, taip kad mes šiandien pailsėt, rytoj galbūt turėsime čia treniruotę, vėl tiesiog oficialią pasivažinėjimą ir iki trečio etapo. الجولة الأولى كتبت بهبوط أول طائرة بالعالم في مضمار درافتنج واليوم